Sveiki bičiuliai, Kalimera iš Kipro. Turiu taip pat užsidėti akinius nuo saulės, nes labai šviečia saulė. Sveikinuosi su jumis iš Kipro, iš vietovės, kuri vadinasi Coral Bay. Čia turim tokį gražų užstrigusį laivą. Už nugaros fantastiška kavinė Onyro. Ir apie tą užstrigusį laivą, tai ir šiandien gaunu daug laiškų, žinučių, paklausimų, kaip aš išlipau iš savo duobės. Kas skaitėt mano knygą 500 dienų su Saudo Arabijos princu, žinot, į kokią gilią finansinę duobę buvau įkritęs. Ir praradau ir namus, ir santaupas, ir dar likau su keliais 100 000 skolom. Ir pirmas dalykas, aišku, tam reikia plano, strategijos, tam reikia veiksmų. Tai apie tai ir dabar aš užsiminėjau, mentorystę, coachingu. Ir žmonės sako, kad tikrai būna skirtumas jų gyvenime po darbo, po mūsų bendro darbo. Antras tai yra pardavimai. Labai intensyviai dirbau, tariausi, kad gaučiau premijas, bonusus. Ir dabar irgi tuo užsiminėju ir pats pardavinėju. Ir rengiu įvairius mokymus, treniruotės. Labai man patinka ir ypač matyti, kaip tai padaro skirtumus įmonių gyvenime, klientų gyvenime ir pačių pardavėjų gyvenime. Ir trečias, tai yra investicija į nekilnojamą turtą. Ir apie tai šis puslapis Kriščiūnas NT. Kviečiu prisijungti. Investuoju ir Lietuvoje, Vilniuje, Kaune, Pervalkoje. Ir padariau 2 pirmas investicijas Kipre, Kipro Respublikoje, Pafos ir Pėjai. Planuoju Dubajui, žiūrėsim, kur ta kelionė nuves. Tai yra investavimas. Tai nėra nekilnojamo turto agento darbas, tai yra investavimas, kad taip aš didinu savo pajamas ir taip žmonės, kiekvienas iš jūsų, jūs galit taip pat dalyvauti, didinti savo pajamas ir gyventi įdomų, pilną gyvenimą. Prisijunk, Kriščiūnas NT, keliausim kartu.